Sveiki, jūs klausote gpb.lt tekstų. Šį ir kitus įrašus rasite visose populiariausiose tinklalaidžių platformose bei gpb.lt. Šiandien tekstą skaitysiu aš, Simonas, o teksto autorė Aigustė Starkutė. Monumentas diktatoriui, dvejopi standartai ir karpomi naratyvai. Kai kurie rinkimai praeina tyliai. 2019 m. pabaigoje vyriausybė atgaivino kalbas apie paminklą prezidentui Antanui Smetonai Vilniuje poreikį, o šių metų rugsėjį be didelių kalbų pristatyti projektai dalyvaujantis konkurse. Jie nesulaukė didesnio visuomenės ar žiniasklaidos dėmesio ir netgi paskelbus nugalėtoją. Nuskambėjo vos keli kuklūs nustebėjimai, kad skulptūra neestetiška. Taip nebylomis atiduodamas viešųjų erdvių ir atminties politikos formavimas į vyriausybės rankas. Atrodytų, skubama kuo greičiau pastatyti naują paminklą ir užpildyti tuščius skverus, nuolat priminsiančius, kam priklauso šis miestas. Tradiciškai, paminklų ir monumentų statyba yra patogus įrankis valdantiesiems, kuriant naudingus atminties politikos diskursus ir puoselėjant didžiuosius tautinius naratyvus. Istorikas Alfredas Bumblauskas kažkada atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje vis dar dominuoja šapokinis istorijos naratyvas, kurio mokoma mokykloje su sklandžia Smetono šmėkla, iki šiol tyliai ūbaujančia, kad mes be Vilniaus nenurimsim. Tokio požiūrio įsigalėjimas matomas skaitant dabartinės valdžios komentarus paminklo statymo klausimu. Tai yra tiek vyriausybės kanceliarijos, savivaldybės, prezidentūros bendra nuostata, kad turėtume ir Antanui Smetonai tinkamą pagarbą atiduoti, teigia vyriausybės vicekancleris Deividas Matulionis. Aš manau, kad tai yra žmogus, lyderis, prezidentas, kuris Lietuvai, kalbant apie nepriklausomybės atkūrimą, davė labai daug, pareiškė ministras pirmininkas Saulius Skvernelis. Tai teiginiai ne tik atskleidžiantys asmeninės jų nuomonės, bet ir apibūdinantys dabartinę nacionalistinę šalies politiką. Šiame kontekste norėtųsi pasvarstyti, ar tikrai verta Vilniuje atidengti dar vieną paminklą tarpukario įžymybei. Vos pasigirdus rimtesnėms kalboms apie dar vieną Smetonos įamžinimo būdą, buvo galima išgirsti ir abejojančių balsų, pripažįstančių asmenybės kontroversiškumą. Vis dėlto prezidento Smetonos biografijos prieštaros nuolat dangstomos, siūlant ieškoti kompromisų ir vis tiek įamžinti tarpukario didvyrį. Istorikas Norbertas Černiauskas Smetoną įvertino kaip nevienareikšmę politinę asmenybę, tai yra tokią, kurią reikėtų padalyti skirtingus dėmenis. Signataro, pirmojo prezidento visuomenininko ir autoritaro. Siūloma paminklo neatsisakyti, o pasitengti išryškinti jo biografijos įvairialypumą, ieškant originalesnių įpaminklinimo formų. Vadinasi, stovėdamas prie Smetonos statulos turėtum apmąstyti, koks puikus tai buvo lietuvių tautos gaivintojas, vienytojas ir galbūt tik šiek tiek ydingas diktatorius. Kitas žymus istorikas Algirdas Jakubčionis siūlo net ir to nedaryti. Nesuverskime valstybės kūrimo kartu su valstybės valdymu. Tai argumentas, paradoksaliai peršantis mintį, kad Smetonos visuomeninė ir politinė tautininkiška veikla yra skirtingi ir nesusiplakantys dalykai, kaip aliejus ir vanduo. Tuomet statykime paminklą tik gerajam Smetonui, o apie netokį gerą net negalvokim. Remiantis tokia retorika, paaiškėja dvejopi istorijos ekspertų standartai. Kai kalbam apie dabarčiai neparankius asmenis ir jiems pastatytus paminklus, griežtai atrėžiama, kad negalime į žmogų uždėti dalimis ir turime, įvertinę neigiamus jo biografijos aspektus, pernelyg garbingo įamžinimo monumentų atsisakyti. Tačiau puikiai galime pjaustyti biografijas tų, kurių heroizuoti portretai gali praversti, kuriant vertybinį šydą, teisinantį savo politiką. Tačiau paminklai skirti ne tik įamžinti, atsiminti ir pagerbti. Kai jie statomi konkrečioms asmenybėms, tai tampa žmogaus pašlovinimu, nuolatiniu priminimu, kad jo darbai ir palikimas turi būti neabejotinai svarbus kiekvienam praeiviui. Be to, prie monumento pirmajam prezidentui patogu nešti gėles ir taip demonstruoti savo taures, tradicinėmis vadinamas vertybės, kaip tai buvo daroma vos atidengus paminklą Jonui Basanavičiui. Taigi, kalbant apie Smetonos įamžinimą, jo nusikaltimus nekreipiama dėmesio ir matoma tik tai, kas tinka, šitaip kuriant didžiavyrio portretą, tačiau tokia galimybė nepaliekama iš didžiojo naratyvo iškantančių asmenybių įamžinimo vietoms. Iš tiesų, bet kokių monumentinių skulptūrų skirtų istoriniams asmenims egzistavimas yra abejotinas ir nereikalingas. Smetonos biografijos padalijimo teisintojams neužkliūna net ir tai, kad laimėjusime projekte apie jį rašoma kaip apie visuomenininką, kalbos normintoją, redaktorių, knygų ir vadovėlių leidėją, tačiau tam pasitelkiamas ikoniškas prezidentinis portretas su visais ordinais. Taip, lengva ranka nusprendžiama, ką užmiršti, o ką prisiminti, net jeigu teigiama viena, o vaizduojama visai kas kita. Tačiau reikėtų pabrėžti, kad šios straipsnio tikslas nėra ginti egzistuojančius kontroversiškus paminklus, o veikiau priminti, kodėl nereikėtų statyti dar vieno. Prezidentas Smetona buvo diktatorius. Dažnas argumentas, siekiantis numalyti jo diktatūros priešininkus, yra tas, kad Lietuvoje buvęs autoritarinis režimas neišsiskyrė iš bendro europinio konteksto. Tuo laikmečiu daugelį Europos šalių vyravo panaši tvarka, todėl tai, kas vyko Lietuvoje, tai buvo paplitęs to meto vidurio ir rytų Europos simptomas. Visgi negalima teigti, kad tuo metu Lietuvai išlikti nebuvo kito kelio. Verta atkreipti dėmesį, kad ne visose regiono šalyse valdymo forma buvo tokia pati. Pavyzdžiui, kitos Baltijos šalys autoritarinės tapo gerokai vėliau,
tik 1934-aisiais, o Čekoslovakija sugebėjo išlikti demokratinę respubliką visą tarpukarį. Kitas argumentas, teisinantis Smetonos režimą, yra įtikinėjimas, kad jo diktatūra buvo aksominė, tai yra netokia bloga palyginti su kitų šalių totalitariniais režimais. Tačiau tai, kad režimas Lietuvoje nebuvo toks griežtas ir žiaurus kaip kai kuriuose kitose to meto Europos valstybėse, nereiškia, kad jis buvo geras ir šiandien vertas tiek pagarbos tą praeitį paminklinant. Aksominė diktatūra vis tiek buvo tironiška, varžysi žodžio laisvę, tildžiusi kritikus, ribojusi galimybės burtis į organizacijas kitaminčiams. Po 1926 metų perversmų įsigalėjus nacionalistiniai Lietuvių tautininkų sąjungai, kitos politinės partijos buvo uždraustos, paleistas Seimas, uždaryta tautininkams nepalanki spauda, tapo negalima profesinių sąjungų veikla, trijose koncentracijos ir priverčiamojo darbo stovyklose kalinti politiniai oponentai. Kad pakliūtum į pasarąsias, nereikėjo nei tvirtų įrodymų, nei teismo. Be to, tautininkai draudė veikti ne tik kairiesiems, bet net ir katalikiškam jaunimui. 1930 metais uždrausta Ateitininkų sąjunga ir jaunimo aktyvizmas buvo legitimus tik atvirai nacionalistiškoje jaunimo organizacijoje Jaunoji Lietuva. Taip tuometinės Lietuvos gyventojai buvo išmokyti nesikišti politiką, nereikšti viešai savo nuomonės ir, pristaikius prie situacijos, leisti prezidentui dirbti. Paprastai Smetonas šiuolaikinėje Lietuvoje vaizduojamas kaip išmintingas, visuomeniškas, Lietuvą nuo komunizmo negandų saugojęs tarpukario intelektualas, rūpinęsis Lietuvos lietuvinimu ir, kaip rašoma paminklo konkursą laimėjusiame projekte, turėjęs geležinę valią. Jo pastangomis suvienyti skirtingų pažiūrų Lietuvos gyventojų ir Lietuva ėmė klestėti, todėl į visą neigiamą autoritarizmo bagažą esą galima numoti ranka. Juk neva viskas, kas atėjo iš tarpukario, tai nepriklausomos demokratiškos Lietuvos palikimas su kokybės ženklu. O visa, kas kokybiška, smetoniška. Žinoma, galbūt pats autoritarinis tarpukario Lietuvos laikotarpis ir nėra taip romantizuojamas kaip pirmieji Lietuvos valstybės kūrimo metai. Tuo galima įsitikinti, pasižiūrėjus naują atkuriamos dokumentikos televizijos filmą 1920-ieji Didžioji diena apie steigiamąjį Seimą, kuris visas yra kaip finalinė nuotykių filmo scena, kai visas veiksmas jau pasibaigęs ir veikėjams belieka palaimingos muzikos fone, apimtiems patriotizmo ekstazės, spausti vieni kitiems rankas ir plekšnoti per pečius. Tačiau Smetonos kaip prezidento įvaizdis dažnai būna apgaubiamas nenuginčiama taurumo aureolė. Vienintelė plačiau pripažįstama jo prezidentavimo yda, anot kai kurių istorikų, buvo bėgimas iš Lietuvos 1940 m. birželio mėnesį. Bet ir tam randama pateisinimų. Teigiama, kad sprendimas bėgti buvo spartingas, nes prezidentas suprato, kas jų laukia, jį pasiliks ir gelbėjo savo ir savo šeimos gyvybes. Dar pridedama, kad Smetona buvo vienintelis skubiai šauktame vyriausybės pasitarime siūlęs bent simboliškai priešintis. Tačiau tam nepritarė kiti vyriausybės nariai. Vis dėlto argi nekeista, kad ryžtingo tautos tėvo titulą 14 metų turėjęs prezidentas kritinę akimirką nesiėmė prie jo vardo šiandien priskiriamų ryžtingų veiksmų ir gėdingai spruko. Tačiau visiškai nesvarbu, koks iš tikrųjų prezidentas buvo ar nebuvo. Daug esmingiau, koks jo įvaizdis kuriamas ir kam to reikia. Kaip užsiminta teksto pradžioje, Smetonas siejamas nacionalistiniu Vilniaus atvadavimo vaizdiniu. Vilniaus, kuriame po jo atgavimo prezidentas niekada taip ir nebeapsilankė, nors tai buvo didysis jo nacionalistinės politikos tikslas. Todėl Smetonos paminklas Vilniuje tarsi tą siekį ir realizuoja. Net ir šiandien, kalbant apie sostinę, profesionalių istorijos tyrinėtojų šnekose pasigirsta nusivylimas, kad, citatos pradžia, šiuolaikinė Lietuva išlieka turbūt visoje Europoje unikali, nes savo sostinėje neturi deramo atminties vertinimo pirmajam prezidentui ir paminklo nežinomam kariui, prie kurio galėtų duoti pagarbą užsienio valstybių prezidentai. Tai yra du tiesiogiai susiję momentai, kurie visam pasauliui liudytų, kad čia buvo, yra ir bus mūsų sostinė. Citatos pabaiga. Taigi, monumentas Smetonai sostinės centre žinia akivaizdi. Vilnius turi priklausyti vienai tautai – lietuviams, todėl lietuvių atmintis ten ir turi dominuoti. Šis istorinis Vilniaus krašto nepasidalijimo klausimas vis dar aktualus net ir dabar manantiems, kad Vilniaus krašte reikia kaip nors užgožti nuo seno gyvenančių, pavyzdžiui, lenkakalbių balsus, neįsiklausant į vietos gyventojų problemas, niekaip nesprendžiant tautinių mažumų bėdų ir baudžiant visus valstybinių švenčių metu neiškėlusius trispalvės. Todėl tyliai leisti statyti paminklus autoritarizmą ir nacionalizmą įkūnijantiems patriarchams yra tiesiog kenksminga. O juk taip norėtųsi po Vilnių vaikščioti nejaučiant, kaip jis vis labiau tampa iš pasenų istorijos vadovėlių nužengusių herojų panteonu. Girdėjote Aigustės Starkutės tekstą. Šį ir kitus įrašus rasite visose populiariausiose tinklalaidžių platformose bei gpb.lt. Kviečiame sekti mus Facebook'e, Instagram'e ir Twitter'e, taip pat pasvarstykite skirti paramą per Patreon.